Šiandien vyko Demokratijos instituto pirmasis atidaromasis renginys, kur mes kalbėjome, ar apskritai įmanoma Lietuvoje turėti 4 dienų darbo savaitę. Nediskutavome, ar tai būtų 32 ar 40 valandų, tiesiog diskusijų pradžia ir ar verta apie tai kalbėti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tiek darbdavių atstovai, tiek profesinių sąjungų, tiek darbo teisės ekspertai, tiek ekonomistai išsakė savo nuomonės ir mes tikrai visi sutarėme, kad galime kalbėtis, kad tai būtų daug geriau, jeigu kalbėtus pačios šalis, tai yra darbuotojų ir darbdavių atstovai, kad iš esmės sutrumpintas darbo laikas reiškia, kad mes turime daugiau laiko savo gyvenimui, mes galime greičiau ir kokybiškiau atlikti darbą, kad gali augti produktyvumas ir kad iš esmės žmonės dirba efektyviau ir didesnė yra motyvacija. Plus įvertiname ir tai, kad aplinkai poveikis gali būti teigiamas dėl to, kad tiesiog žmonės nevažinės į ofisus ir mažiau vartos. Taip pat atkreipiam dėmesį, kad yra tam tikrų trūkumų, kas be abejo irgi reikia įvertinti ir matyti. Ir tai yra lygiai tas pats galbūt stresas darbe dėl padidinto darbo krūvio. Ir tai yra tai, kad iš esmės įmonės pelningumai gali mažėti, o tai gali atsiliepti ir darbuotojų darbo užmokesčiui. Yra klausimų, bet labai džiaugiuosi, kad šiandien tą temą palietėm ir tuo pačiu palietėm labai svarbę visoms moterims temą. Tai yra, kad mes neliktumėm namuose su vaikais, neapmokamam darbe, turėdamos tą trumpesnę darbo savaitę, o kad sąžiningai dalintumėm tą naštą su savo vyrais. Tai visų pirma, kodėl 4 darbo dienų savaitė yra tema, apie kurią verta diskutuoti, yra dėl to, kad jau ir praktiškai visi verslininkai ir visi, kurie žiūri apie tai, kada atėjo dabartinė 5 darbo dienų savaitė, supranta, kad darbo santykių ir ypatingai darbo rinkos reguliavimą labiausiai išprovokuoja keisti tai, kada ateina naujas technologiniai pokyčiai, kada ateina didelis technologinis virsmas. Ir šiandien mes matome, kad vėl ekonomika ženkliai keičiasi, inovacijos tempai tik tais didėja ir spartėja ir akivaizdu, kad taip pat kaip ir prieš 100 metų, kada perėjome nuo 6 darbo dienų prie 5 darbo dienų, taip pat panašu, kad vėl reikės atliepti tą sprendimą. Ir viena iš svarbiausių temų yra tai, kad turėdami galimybę dirbti 4 dienas, mes atlieptume besikeičiančius pokyčius, atnaujinant technologinius sprendimus, automatizuojant, bet lygiai taip pat mes turėsim galimybę ir investuoti į mūsų darbuotojus, į geresnį jų psichologinę sveikatą, į geresnį savijautą ir visa tai yra daugelis aspektų, kurie jau yra išbandyti ir taikomi tokiose valstybėse kaip Belgija ir kitose ES valstybėse, bet taip pat dalinai nuo 23 metų sausio 1 dienos jau yra taikomi ir Lietuvoje, viešajame sektorėje, tiems darbuotojams, kurie turi mažus vaikus. Šiuolaikiniam darbe žmogus nuolat patiria stresą, darbdaviai neretai skatina, ragina dirbti ilgiau ir kartais mes tiesiog net nepastebim, kaip persidirbam ir griūna mūsų šeimos, niekaip negalim skirti laiko savo sveikatai, galbūt kažkokiams tobulėjimui, saviugdai ir apie tai reikia kalbėti. Visos socialinės politikos priemonės Lietuvoje yra išsemtos iš esmės. Gerokai pagerinti situacijos jau aš manau, kad nebeįmanoma, nes mes nei valstybė neturi nei resursų, nei noro kažkaip dar tą gerovės valstybę tobulinti, plėsti. Yra vienas aiškus resursas. Darbdaviai gali mokėti tą patį atlyginimą už šiek tiek trumpesnį darbo laiką, o likusį laiką žmogus galės investuoti į save tam, kad jis galėtų prisitaikyti prie tos naujos globalios ekonomikos, prie dirbtinio intelekto iššūkių, robotizacijos iššūkių ir iš tiesų apie tai reikia labai rimtai kalbėti, nes tai turbūt tas paskutinis resursas, kuris vis dar neišnaudotas ir tai, kad pasaulyje mes nustojame kalbėti apie darbo laiko trumpinimą, nors per visą 20 amžių diskutavome ir trumpinom tą darbo laiką, iš tikrųjų yra negerai, nes tada pažanga sustoja ir žmogus moka už kažkieno pelnus.